Regitros praktikos egzamino metu vairuotojai kitąmet nebeturės laikyti egzamino dalies aikštelėje. Pažymėjimą ketinantys gauti vairuotojai išriedės tiesiai į gatves. Šie pakeitimai galios tik B kategorijos patikros egzamino metu. Automobilio statymo ir kitus manevringumo įgūdžius vairuotojai siekiantys įgyti teisę vairuoti lengvąjį automobilį demonstruos realaus eismo sąlygomis. Manoma, kad sutvarkyti visus teisinius aspektus pavyks per 2-3 mėnesius. Tuomet jau visai neliks jokių teisinių kliūčių įgyvendinti egzamino tvarką. Kitąmet B kategorijos vairavimo egzamine planuojama atsisakyti ne tik aikštelės, bet ir konkrečių kompiuterio atskirai parenkamų maršrutų. Teigiama, kad tuomet bus leista juos savo nuožiūrą parengti patiems regitros egzaminatoriams. Valstybės įmonės regitra duomenimis B kategorijos vairavimo patikros egzaminą pernai pirmuoju bandymu išlaikė vos daugiau nei 40% jį laikiusių asmenų. Na, o dabar apie tai, kad automobiliai gali netekti detalės, be kurios teks iš esmės keisti vairavimo įpročius. Siūlomi automobilių degalų sąnaudų bei taršos lygio apskaičiavimo metodikos pakeitimai gali smarkiai koreguoti automobilių dizainą ir netgi paskatinti atsisakyti šoninių galinių vaizdo veidrodėlių. Didžiausiuose pasaulio automobilių parodose jau seniai ne vienas koncepcinis modelis buvo pristatomas be veidrodėlių, kuriuos keisdavo vaizdo kameros. Tačiau tiems, kuriems pavykdavo pasiekti gamybos linijas, dažniausiai atrodydavo tradiciškai, su šoniniais veidrodžiais. Specialistai teigia, kad veidrodėlių pakeitimas kameromis, aerodinamikos gerinimas, ratų keitimas mažesniais ir siauresniais, aktyvių priekinių grotelių žaliuzių, kurios atsidarys radiatoriui gaunant pakankamai vėsaus oro naudojimas, galėtų padėti sumažinti oro pasipriešinimą iki 30%, o tai leistų CO2 emisijas mažinti apie 20%. Naujoji degalų sąnaudų ir emisijų apskaičiavimo metodika dabar naudojama turėtų pakeisti 2017 metais. O štai Jaguar Land Rover kompanija pradėjo projektą, kuriuo siekiama sukurti sistemą, padėsiančią vairuotojams ir keleiviams mėgautis panoraminiu 360 laipsnių apžvalgumu. Automobilyje įrengta tokia vaizdų fiksavimo ir transliavimo sistema, kad statramsčiai tampa permatomi, o priekinio lango stiklas tampa išmaniu. Taip vairuotojas ne tik įspėjimas apie artėjančią kliūtį, bet ir jį parodoma. Tokią technologiją ateityje į savo automobilius ketina diegti britų koncerno Jaguar Land Rover inžinieriai. Mašinos kėbulas bus nusagstytas miniatiūrinėmis tiesiogiai transliuojančiomis vaizdo kameromis. Transliacijos bus vykdomos pavyzdžiui ant statramsčių, tad jie taps savotiškai permatomais. Tai yra, vairuotojas matys už jų vykstančių vaizdų projekciją. Beje, vaizdo sistema stengsis būti tokia išmani, kad reaguos ir į vairuotojų galvos ir pečių judesius. Ši apžvalgumo sistema vairuotojui padės ne tik stebėti kelio aplinką, bet ir orientuotis kelionėje. Tai yra, teiks navigacijos paslaugas. Taip pat sistemoje turėtų būti diegiama vadinamoji sek paskui mane navigavimo funkcija. Ant priekinio stiklo atsiras kelią rodantis virtualus automobilio siluetas, paskui kurį vairuotojui bus galima sekti. Ši funkcija